Japonų šokių festivalis Vilniuje? Taip, čia Lietuva, ne Japonija. Bonodori tai UNESCO nematerialaus paveldo šokiai. Skirti pagerbti protėvių dvasias, susiburti draugėn ir pasidžiaugti vasaros pabaiga. Šiemet festivalis Vilniuje vyko jau antrą kartą ir pritraukė daugybę žmonių. Be tradicinių šokių čia buvo ir haiku, mahjong, origami ir kita dirbtuvės. I'm fail. Jo. Arigato. Aš pati mokiau vaikus lankstyti origami. Jie taip greitai mokėsi ir jie darė net gražiau už mane. Nuostabu buvo matyti ir vaikus pasipuošus šios yukata. Sunku. Nors Japonija ir taip toli, ši šventė leido pajusti tikrą japonišką vasaros atmosferą. Ačiū už tokį nuostabų festivalį. Maistas irgi buvo skanu. Kitais metais būtinai sugrįšiu. Ačiū labai Lietuva.